Labadiena, gerbiami paskaitos klausytojai. Dėkuoju už galimybę pristatyti Jums knygą A European Health Union, A Blueprint for Generations. Ši knyga parašyta 14 mokslininkų, redaguota profesoriaus Gedimino Černiausko ir mano. Ji išleista bendradarbiaujant Europos pažangiųjų studijų fondui ir Europos sveikatos ir tausojančio vystymo institutui. Ir ji parašyta tikslu pateikti skaitytojams išsamų vaizdą, kas tai yra Europos sveikatos sąjunga, kaip atsirado ši definicija, kas buvo pateikta ir kokie buvo pasiūlymai pateikti pradedant diskusijas apie Europos sveikatos sąjungą ir kaip galėtų toliau vystytis Europos sveikatos idėja 27 valstybių bendromis pastangomis, iškeliant į politinį, kaip sakyti, debatų lauką sveikatos problemas. Tai leiskite pradėti dabar ir pristatymą. Pirmoji skaidrė atskleidžia jums pačią knygos viziją ir taip pat akivaizdu, kad ji iš karto nukreipia į klausimus, o kaip ji iš tiesų galima pagrįsti tiek teoriškai, tiek praktiškai Europos sveikatos sąjungos egzistavimą. Štai žvilgtelkime į knygos turinį. Knygos turinyje jūs galite pastebėti, kad knyga susideda iš 3 didžiulių dalių. Pirmoji dalis nagrinėja pačios Europos sveikatos sąjungos kertinius, pamatinius aspektus. Visų pirma, peržvelgiama pačios Europos sąjungos raida, kaip ir kodėl pirmiausiai Europos sąjunga atsirado kaip projektas, siekiantis labiau integruoti vieningą rinką, apjungti pramoninius ir medžiaginius išteklius ir sukurti sąlygas, kad Europos valstybės nekonfrontuotų viena su kita. Tai aišku buvo po Antrojo pasaulinio karo ir akivaizdu, kad akcentas į vieningą rinką ir akcentas į pramonės žemės ūkio plėtrą buvo kertinis. Tačiau po kiek laiko vis labiau ėmė atsirasti poreikis akcentuoti Europos darbo rinkos problemas, taip pat Europos socialinės dimensijos reikalus ir tokiu būdu atsirado sutartyse jau ir akcentas apginti darbo jėgos judėjimą Europos šalyse narėse ir surasti galimybės, kad tam tikri minimalūs darbo jėgos saugos, kvalifikacijos kėlimo, užimtumo, atlyginimų, darbo sąlygų standartai rastų vietą ir Europos sąjungos sutartyse. Taip po truputį pereinant nuo vieningos rinkos, buvo pereita prie socialiai orientuotos rinkos ir tokiu būdu ėmė rastis vis daugiau iniciatyvų įjungti socialinę dimensiją į Europos sąjungos sutartis. Tačiau Europos sąjungos sutartis, suprantama, per 50 metų vystėsi palaipsniui ir neabejotinai, kad vis daugiau imta dėmesio kreipti ir į žmogaus teisės, ir į galimybės apjungti Europos valstybių valiutas. Ir aišku, kad nuo Maastrichto sutarties jau mes naudojame terminą pačios Europos sąjungos, euro terminą ir taip pat suprantame, kad atsiranda ir tokios definicijos kaip Europos ekonominė monetarinė sąjunga šalia vieningos rinkos ir Europos galima gynybos sąjunga. Tačiau apie Europos sveikatos sąjungą sutartyse iš esmės nieko nekalbama. Tačiau 2019 metų COVID pandemija pakeitė iš esmės vaizdą. Ir štai šitoj pirmoji daly jūs galite rasti ir straipsnių susijusių su to, kaip viešoji nuomonė kito
ir kaip staiga tarp ES šalių narių į pirmąją vietą ėmė iškilti sveikatos reikalai. Ir čia Helmutas Brantas ir Issam al-Samara apžvelgia viešosios nuomonės kaitą ir taip pat apžvelgia savokas, kaip atsiranda public health arba visuomenės sveikata, kaip atsiranda healthcare arba gydymas, healthcare arba ir slauga, ir kaip atsiranda užuomazgos, kad imama diskutuoti apie naują savoką, Europos sveikatos sąjungos savoką. Antroj daly jau apžvelgiamas labai aiškus bendradarbiavimas dabartiniam lygyje Europos sveikatos srityse, žinoma, išplaukiant iš Lisabonos sutartyje įtvirtintų teisinių principų ir teisinių apribojimų. Kaip žinote, COVID pandemija iš karto iškėlė į pirmą vietą tai pasiruošimo atremti tokias pandemijas klausimus, taip pat efektyvaus krizės valdymo klausimus, bendro vakcinų pirkimo, bendro, kaip sakyti, saugos priemonių įsigijimo tiek medicinos personalui, tiek ir žmonėms. Ir akivaizdu, kad tai iš karto privedė prie klausimo, ką daryti, kad bendrieji viešieji pirkimai vakcinuose arba medicininių apsaugos priemonių pirkime taptų kaip ir tam tikra norma. Neabejotinai, kad šiuo atveju buvo susidurta su Europos sutarty įtvirtintomis teisinėmis normomis, kurios vienaip ar kitaip nelabai leido plačiai įgyvendinti prieškrizinių, sanitarinių ir kitų efektyvių priemonių. Taip pat todėl buvo išnagrinėtas klausimas, ką reikėtų daryti, kad naujų krizių, infekcinių ligų, pandemijų atvejais Europos šalys narės ir Europos pati sąjunga daug efektyviau bendradarbiauti. Taip pat buvo pažvelgta, kadangi iš karto iškylo klausimas, o ką daryti su naujų vakcinų gamyba, naujomis technologijomis, ar farmacijos pramonė yra pajėgi pateikti iš karto tokį milžinišką, kaip sakyti, vakcinų kiekį rinkai, kai yra didžiulis poreikis. Ir todėl buvo čia antroji daly nagrinėjamas klausimas, ar ES gali būti lyderė inovacijose, naujų technologijų išvystyme, naujų medikamentų paieškose ir ką reikia daryti, kad 27 šalių pajėgumai iš tiesų būtų žymiai efektyvesni. Nėra abejonės, dar vienas labai svarbus klausimas, tai taip vadinama sveikatos aprėpties problema. Ar 27 šalių narių piliečiai iš tiesų turi, sakykime, bent jau kažkokią minimaliai lygę prieigą prie pirminės sveikatos priežiūros ir prie galimybės efektyviai ir naudotis tiek profilaktikos programomis, tiek ir gauti prevencinį gydymą, ar taip pat įsigyti vaistus, kad nebūtų vaistų tiekimo trūkumų. Ta visuotinė sveikatos aprėptis yra labai akivaizdžiai, yra, kaip sakyti, tikslas, kurio turėtumėm pasiekti. Taip pat dar vienas sritis, kuri antroje dalyje nagrinėjama, tai labai specifinė sritis liečianti genetinės arba daugybinės arba komplikuotas ir retas ligas ir retus vėžius. Ir šiuo atveju autoriai nagrinėja, kaip atrodo galimybės suteikti pagalbą tiems žmonėms, kurie serga retomis ligomis 27 valstybių kontekste. Taip pat neabejotinai atkreiptas dėmesys ir į labai sudėtingą darbo jėgos situacija 27 šalyse narėse, juo labiau, kad laisvo darbo jėgos judėjimo kontekste
dabar matosi didelės, milžiniškos darbo jėgos disproporcijos. Vidurio, centrinės ir vidurio rytų ES šalis narės tampa donorėmis darbo jėgos vakariniai ES daliai ir suprantama dėl daugelio veiksnių, dėl daugelio priežasčių ir štai matomas labai netolygus išsidėstymas tiek pirminės sveikatos priežiūros gydytojų, tiek ilgalaikės slaugos specialistų, tiek specialistų intensyvios terapijos skyriuose, tiek ir farmacininkų išsidėstymas teritorijose. Ir štai mokslininkai jau ir apibrėžia, kad visose šalyse narėse atsiranda teritorijos, kuriuose tam tikrų kilometrų spindulių, 20-30 kilometrų spindulių ar ir dar daugiau, išties praktiškai išnyksta pirminės sveikatos priežiūros punktai, nutolsta vaistinių tinklai, vaistinės koncentruojasi didžiuosiuose miestuose, taip pat, kaip sakyti, sunku yra su farmacijos specialistais tose vietose ir tai pavadinama medicininėmis dykumomis. Medical deserts, kaip vadinamas. Šitas fenomenas ypatingai dabar ryškus pasidarė po didžiosios COVID pandemijos, kada be galo daug slaugytojų pasitraukė iš darbo rinkos, kada labai, kaip sakyti, patrauklumas stoti į slaugytojų specialybės labai sumažėjęs, darbo jėgos senėjimas yra akivaizdus ir taip pat, kaip sakyti, teritorinis įstaigų tinklo išsidėstymas ypatingai netolygus. Ir suprantama, tai kelia klausimą, ką daryti, kaip veikti, kad įveikti darbo jėgos trūkumus ir iš tiesų užkirsti kelią taip besiformuojančiam medicininiam dykumoms. Neabejotinai taip pat apžvelgiamas ES vaidmuo pasaulinėme lygyje. Šiuo metu visi žinome, kad Pasaulio sveikatos organizacijoje vyksta labai intensyvios dėrybos dėl naujos pandeminės sutarties, nes 2005 metų priimtas tarptautinis dokumentas reguliuojantis bendradarbiavimą epidemijų ir pandemijų atvejais pasirodė nebepakankamas ir nebeefektyvus. Ir todėl diskutuojant dėl naujų instrumentų, kurių reikia, kad pasaulis iš tiesų atremtų galimas gresiančias naujas virusinės pandemijas ar didelės epidemijas, ir kad būtų pasiruošęs naujam poreikiui, naujų vakcinų, naujo gydymo ir taip toliau, neabejotinai, kad reikalingas globalus susitarimas ir globalūs įsipareigojimai. Ir ES čia gali vaidinti didelį vaidmenį. Tai štai antroji dalis ir apima tas tokias kaip ir pagrindinės sritis, tai pasirengimo krizėms, krizių valdymo, tai naujų technologijų, naujų medikamentų, individualaus gydymo, naujų medicinos prietaisų kūrimo, tai yra visuotinės sveikatos aprėpties realizavimo, tai yra retų ligų ir komplikuotų vėžių efektyvesnio gydymo ir medikamentų reikalingų retoms ligoms gydinti užtikrinimo, tai yra darbo jėgos trūkumo, kaip sakyti, sprendimas ir darbo jėgos trūkumo šalinimas ir suprantama ES pajėgumai būti inovatyvia lyderė pasauliniu mastu. Ir štai trečioje dalyje mes skiriame jau konkrečiai analizę, kokia šiandien yra situacija, kai mes kalbame apie Europos sveikatos sąjungą, kaip jį realizuojame šiandien, žinant, kad Lisabonos sutartyje teisiniai instrumentai yra labai silpni ir Europos komisija turi tik tai iš esmės tik tai koordinuojančią, patariančią, paremiančią, papildančią funkciją ir tai vadinamas papildomasias kompetencijas, tačiau neturi dalymosi kompetencijų ir tik nedidelė išimtimi Lisabonos sutartis leidžia ES priimti sprendimą krizių valdyme, ką Europos komisija ir padarė. Tačiau nepaisant to, esant dideliam spaudimui ir esant labai, kaip sakyti, akivaizdžiai dideliam piliečių susirūpinimui sveikata, Europos komisija pasiūlė iš esmės
5 didelės strategijas. Viena iš tų strategijų tai yra Europa įveikia vėžį. Antroji strategija yra nukreipta į psichinės sveikatos programų sustiprinimą. Trečioji strategija nukreipta į ilgalaikės slaugos problemų sprendimą. Ketvirtoji strategija yra nukreipta į pandemijos ir krizių suvaldymo ir krizių įveikimo dalykus. Ir čia netgi pasiūlyta įsteigti, išplėsti Europos medicinos agentūros kompetenciją, Europos užkrečiamų lygų kontrolės ir prevencijos centro kompetenciją ir taip pat sukurti naują instituciją, naują padalinį, vadinamą krizių prevencijos valdymo padalinį arba Health Emergency and Regulation Agency, tai kaip sakyti, HERA vadinama, kuri jau įgijo kompetencijas organizuoti bendrą vakcinų pirkimą ir organizuoti pirkimą, kaip sakyti, individualios saugos priemonių įsigijimo šalims narėms. Tai štai šios ir aišku, ypatingai svarbu, kad Europos komisija pasiūlė naują farmacinę strategiją ir mes kaip tik jai skirsime daugiau dėmesio. Tai šios 5 strategijos kaip tik ir leidžia kalbėti, jos programiniu būdu valdomos ir leidžia jas apjungti pavadinimu Europos sveikatos sąjunga. Nors iš tiesų Europos sutartyse apibrėžti sąjungos terminai, pavyzdžiui, ekonominės ir pinigų sąjungos terminas, kuris apibrėžtas Europos sutartį, jis taip pat ir padengtas europiniais dalymosi kompetencijos mechanizmais arba muitų sąjungos paremtas net išimtinėmis ES kompetencijoms arba vidaus rinkos, kur yra be galo daug dalymosi kompetencijų. Tačiau, kai mes kalbame apie Europos sveikatos sąjungą, tai dalymosi kompetencijų nėra. Todėl ir šitoj trečioj daly yra pateikiami scenarijai, ką daryti, kad Europos sveikatos sąjungos visų pirma pati iniciatyva, kuri šiandien apima tik 5 programas ir tai yra papildantis, koordinuojantis, patariantis, kaip sakyti, ir stimuliuojantis instrumentas, turėtų tapti ir dalymosi kompetencija. Vadinasi, neabejotinai reikėtų kalbėti ir apie Lisabonos sutarčių peržiūrą ir sustiprinti sveikatos dimensiją tose sutartyse. Ir todėl šitoj daly pateikėme net 3 scenarijai, kurie galėtų padėti mums toliau judėti tą kryptim, kad iš programinio valdymo, koks šiandien yra ir kuriuo tik remiasi šiandien taip vadinamas pavadinimas Europos sveikatos sąjunga, būtų pereinama į teisiniais instrumentais apibrėžtą bendradarbiavimą, kur būtų galima matyti tam tikrose srityse akivaizdžias dalymosi kompetencijas tiek savivaldos lygių, tiek nacionalinių lygių, tiek ES lygių. Bet apie tai truputį vėliau. Tai štai iš šio turinio jūs matote, iš tų 3 dalių matote, kad ši knyga skirta labai išsamiam akademiniam, kaip sakyti, apmąstymui visų tų dalykų ir nebejotinai jį reikalautų plačių diskusijų akademinėse sluoksnėse, profesionalų sluoksnėse ir panašiai. Štai dabar pasižiūrėkime, kaip atrodo šiandien sveikatos sektorius tiek, kaip sakyti, tiek darbo jėgos įdarbinimo prasme, tiek ir to, kiek jisai sukuria bendro nacionalinio vidaus produkto šalyse narėse. Šioje skaidrėje jūs matote tik tai eurozonos šalių narių palyginamosius skaičiavimus iki 2018 metų ir puikiai matote, kad jeigu tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, kalnakasybos, metalurgijos,
darbo jėgos skaičiai nuo 2000 metų tik mažėjo, net įskaitant ir visas krizės. Ir iki 2018, kaip matot, mėlynas stulpelis rodo, kiek yra sumažėjęs sektoriuje dirbančiųjų skaičius ir kokią įtaką jis daro ekonomikai. Ir tuo tarpu geltonas, tas morkvės oranžinės spalvos stulpelis, matote, jisai rodo, kaip didėja įdarbinimo skaičiai visame sveikatos sektoriuje. Tiesą pasakius, reikia akcentuoti, kad čia aptariame ir ligoninių, ir pirminės sveikatos priežiūros, ir visuomenės sveikatos specialistų, ir farmacinės industrijos, ir medicinos prietaisų gamybos, ir viso techninio aptarnaujančio personalo, kuris sudaro didžiulį konglomeratą darbo jėgos, ir akivaizdu, kad investicijos į sveikatos sektorių kiekvienoje šalyje kiekvienais metais vis reikalauja daugiau investicijų ir neabejotinai, nors darbo jėgos prasme įdarbinimas auga, bet žmonių poreikiai pralenkia darbo jėgos, taip sakyti, pajėgumus ir taip pat pralenkia valstybių narių dėmesį šitam augančiam sveikatos sektoriui. Kaip žinia, sveikatos sektorius yra susijęs su tausojančio vystymo tikslais ir su Europos žaliuoju kursu. Jūs puikiai žinote, kad 17 tausojančio vystymo tikslų buvo paskelbti Jungtinėse tautose ir Lietuva yra juos pasirašusi, ir šiuo atveju visos 27 valstybės ir jų vyriausybės yra prisiėmusios įsipareigojimus, kaip jos turi veikti, kad šie tvaraus ir tausojančio vystymo tikslai būtų praktiškai realizuojami visose politikose. Ir ypatingai svarbus tikslas yra trečiasis, kuris vadinasi sveikatos ir sakykime taip, gerbūvio standartų užtikrinimo. Ir šitas trečiasis tikslas šioj skaidriai puikiai parodytas, kaip jisai susijęs aplamai su visais kitais 16 tikslų. Štai kodėl klausimas, kodėl sveikatos politikos, kodėl, kaip sakyti, visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos problemos vis tik tai, būdamas taip susijusius su 17 tausojančių tikslų, vis tik šalių narių politikose neranda deramo dėmesio. Ir akivaizdu, kad toks yra indikatoriai, kurie aiškiai parodo, kas iš tiesų gali būti ir kaip galima pamatuoti, ar iš ties sveikatos politikos tampa, tokiu, kaip sakyti, neginčiamų valstybių šalių narių prioritetų. Ir viena iš jų sričių yra ypatingai jautri, tai retomis ir komplikuotomis lygomis sergančių žmonių tiek, kaip sakyti, gydymo problemas, tiek apsirūpinimo vaistais problemas, tiek diagnostikos problemas, tiek ir galimybės pasiekti deramą klinikinį centrą. Kaip jūs žinote, Europos Sąjungos šalyse narėse yra per 30 milijonų sergančių retomis lygomis žmonių. Jei dar atkreipsime dėmesį, kad visos tos retos lygos yra neišpasakytai komplikuotos ir jos iš tiesų reikalauja didelio šeimų dėmesio, ypač kada serga tom retom lygom vaikučiai, kada yra didžiuliai socialiniai kaštai, tai taip pat į tą 30 milijonų sergančiųjų problemų sprendimo ratą įsitraukia ir dar daugiau jų šeimos narių, artimųjų ir taip toliau. Paskaičiuoka, kad tai maždaug 150 milijonų europiečių šiandien yra tiesiogiai vienaip ar kitaip susiję su sergančiais šitom retom lygom ir iš tiesų jie patiria be galo daug socialinių, finansinių ir kitokių sunkumų, norėdami padėti savo artimam pasiekti rezultatą. Dar baisiau tai, kad net diagnostikos prasme
Maždaug diagnozuoti retą lygą, maždaug pati diagnozė, teisingas diagnozės nustatymas trunka maždaug tarp 5 ir 9 metų. Štai tokia yra odisėja, nustatant diagnozės tikslumą. Jau nekalbam apie tai, kad efektyvų gydymą, šiandien mes žinome, kad yra apie 7000 retų lygų definicijų, tačiau iš jų tik 1500 šiandien bent jau, kaip sakyti, yra, kaip sakyti, vienoks ar kitoks, vienokio kitokio efektyvumo gydymas. Tačiau jeigu paimsime, paversime tą žinomą gydymą ir kiek jo gauna ligoniai, tai 5% maždaug per visą Europos Sąjungą ligonių gali pasidžiaugti, kad jie turi prieigą prie tų vadinamų retas ligas gydančių vaistų, vadinamų dėl našlaitėlinių vaistų arba kitų pavadinimų. Kitų pavadinimų yra, kaip sakyti, retų lygų vaistų. Ir 95% praktiškai, kaip sakyti, sunkiai pasiekia deramą gydymą. Kodėl? Todėl, kad retų lygų situacija atsiremia į šalių narių galimybės, ekonominės, socialinės ir kvalifikacinės galimybės. Retų lygų specialistų nėra daug. Daugelį šalių, kaip sakyti, yra visiškai aišku, kad net ir diagnostikos priemonių trūksta. Neabejotinai trūksta ir galimybės įsigyti deramą vaistą, nes 27 šalis turi atskiras 27 farmacijos rinkas ir dėl to retų ligų vaistų kainos rinkose yra labai netolygios ir labai brangios, o įvesti masto ekonomijos principą arba bendrosius pirkimus neleidžia galiojanti Lisabonos sutartis, nes Lisabonos sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad iš šalių narių nacionalinė kompetencija yra žmonių gydymas ir sveikatos sistemos funkcionavimas. Taigi, retų lygų pavyzdys parodo, kad tas šūkis "Leaving no one behind" arba kad nei vienas neturi būti paliktas nuošaly, ką teigia ir Žmogaus teisų konvencijos, ką teigia ir Pasaulio sveikatos organizacija, deja Europos Sąjungoje iki šiol yra nepasiektas. Todėl ir kyla klausimas, kad štai bent jau retų lygų atveju akivaizdu, kad reikalinga ir dalymosi kompetencija Europos komisijos lygių įveikiant dabar esančią Lisabonos sutarties nustatytą taisyklę, kad tai yra išimtinė šalies narės kompetencija. Paradoksas tas, kad šalis narė nors ir turi tą kompetenciją, bet negali jos realizuoti vien dėl paprasčiausiai, dėl medikų stokos, dėl klinikinių centrų stokos, dėl ekonominių pajėgumų ir kitų dalykų. Kalbant apie vaizdą darbo rinkoje, apie kurį aš jau minėjau truputį, tai štai čia mes pateikėme tam tikrą, kaip sakyti, skaičiavimų skalę, kaip atrodo gydytojų, slaugytojų, akušerių, kokie santykiai yra ir kokia yra disproporcija šalyse narėse ir kaip su tuo yra susijusi visuotinė sveikatos aprėptis. Kaip matote, tai pakankamai toks pjūklas yra to duomenų. Žinoma, čia duomenys yra 2019 metų, bet reikia pasakyti, kad dabar situacija gali būti dar su disproporcijomis dar didesnė, nes po COVID-o labai, kaip sakyti, sumažėjo didžiuliai skaičiai slaugytojų, ypač intensyvios terapijos, ilgalaikės slaugos ir taip toliau. Štai kodėl komisija turėjo šiemet staigiai paskelbti ilgalaikės slaugos strategiją ir skirti tam programinį finansavimą ir skatinti šalis narės atkreipti dėmesį. Bet visiškai akivaizdu, kad darbo jėgos toks išsidėstymas, koks jis yra dabar, ir tokie trūkumai, kokie yra, jis akivaizdžiai kelia problemas dėl to, kad jeigu nebus ateinančių 5 metų bėgyje dedamos pastangos šalyse narėse atkreipti dėmesį į šias labai skaudžias problemas, mus laukia milžiniška nauja krizė.
Ir štai kad netolygios galimybės įsigyti vaistų, netolygios galimybės teikti visuotinės sveikatos aprėpties paslaugas, netolygios galimybės užtikrinti pakankamą darbo jėgą atsispindi ir taip vadinamo išvengiamo mirtingumo statistikoje. Ir visiškai akivaizdu, kad yra, jeigu nagrinėti išvertingiamo mirtingumo skaičius, tai visiškai aiškiai matosi, kad yra ES kaip ir skyla į dvi dalys, į vakarų ir rytų dalį. Ir aišku, kad pagrindinės dideli išvengiamų mirtingumo skaičiai vis tik tai yra centriniai ir rytų ES šalių narių pusėje. Ir štai šitos skaidrės aiškiai parodo, kad tiek darbo jėgos trūkumai, tiek apsirūpinimo medikamentais, tiek galimybės, tiek netolygus išsidėstymas teritorijos, tiek prieiga prie pirminės sveikatos priežiūros grandies iš tiesų reikalautų veiksmų, kad būtų galima išties išlyginti tos rodiklius ir maždaug, kad vis tik tai įveikti šitą atotrūkį ir mažinti tą atotrūkį tarp rytinės ir vakarinės ES dalies. Na, suprantama, kad į areną ateinant skaitmeninimui, į areną ateinant dirbtiniam intelektui, Europos komisija labai daug deda pastangų pasiūlyti šalims narėms, kad jos imtųsi ypatingo užduočių skaitmeninant savo sistemas ir taip pat pasitelkiant dirbtinį intelektą. Ir čia yra tokios 3 didžiulės veiklos sritys, kuriuose skaitmeninimas gali atnešti pridedamosios vertės. Visų pirma, tai akivaizdu, kad reikia suteikti žymiai didesnės galimybės skaitmeninimą, išpleidžiant Europos šalyse narėse komandinį medikų darbą. Ir apjungiant pirminę ir antrinę ir tretinę sveikatos priežiūrą, įjungiant specialistus į komandą, pradedant pirminės sveikatos priežiūros šeimos daktarais, baigiant farmacininkais, pradedant slaugos specialistais, baigiant vadybininkais ir konsultantais. Kitaip sakant, įgalinti ir kurti naujas sveikatos specialistų komandas integruotas ir padidinti jų bendradarbiavimui, tam gali sėkmingai padėti skaitmeninimas tiek bendradarbiavime, tiek koordinavime, tiek ir stebėsenoj pacientų, taip pat ir duomenų kaupime, analizė ir optimizavime. Antra didžiulė sritis yra tai sustiprinti ir klinikinius ir operacinius pajėgumus. Ir čia reikia pasakyti, kad didelis iššūkis yra duomenų keitimasis duomenimis arba šalių narių tarpusavio, net ir šalies narės viduje ir šalių narių tarpusavio santykiuose, užtikrinant skaitmeninių technologinių sistemų interoperabilumą arba galimybės susikalbėti. Vadinasi, norint dabar žiūrėti, kaip reformuoti sveikatos sistemas, akivaizdu, kad iškyla milžiniškas iššūkis atkreipti dėmesį į interoperabilumo, kaip sakyti, iššūkių sprendimą, nes tų iššūkių labai daug sistemų, kurios tarpusavėje nesišneka, kurios tarpusavėje nekomunikuoja, kurios semantinės visos kitos, semantiniai ir visi kiti pajėgumai dėja yra skirtingi. Ir tas operacinis pajėgumas arba operacinė duomenų analizė ir klinikinė duomenų analizė dėl to gali labai strigti. Todėl tikslas, kad tiek skaitmeninimas, tiek panaudojant dirbtinį intelektą, galimybės sustiprinti klinikinį ir diagnostinį ir operacinį potencialą turi būti didinamas. Ir žinoma, trečia sritis yra neabejotinai tai pacientų įtraukimą ir pacientų įgalinimą. Pradedant nuo pacientų elektroninio raštingumo, baigiant tuo, kad pacientai patys turėtų teisę diskutuoti dėl jų duomenų.
naudojimo, dėl jų, kaip sakyti, naujų platformų sukūrimo, dėl pacientų bendradarbiavimo, dėl atskirų pacientų grupių geresnio įsitraukimo į klinikinius ir diagnostinius tyrimus. Taip, kad norint kalbėti apie didįjį tikslą, pajungiant dirbtinį intelektą ir technologijas, akivaizdu, kad iškyla užduotis formuoti tokie debesyje sveikatos duomenų. Ir tam yra pasiūlyta European Health Data Space ar Europos sveikatos duomenų, kaip sakyti, internetinė arba virtuali erdvė, kurią kurti yra pats laikas ir kuri be integruotų dirbtinio intelekto pajėgumų, bet superkompiuterijos centrų kūrimo bus be galo sunku tai padaryti. Bet pereikime mes dar grįžkime atgal prie dabar apibendrinamas Europos sveikatos sąjungos. Kaip žinote, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė šitą terminą Europos sveikatos sąjungos ir pasiūlė iš karto, kad 2021-2027 metais reikėtų paskirti 10 milijardų eurų toms pasiūlytoms 5 programoms finansuoti. Tai aišku yra papildomas finansavimas, kuris galėtų sudaryti tam tikrą programinę, pabrėžiu, programinę pridėtinę vertę, jeigu šalis narės adekvačiai kofinansuotų ir sugebėtų bendradarbiavimas pačios įsijungti tas 5 programas. Tai, kaip žinote, Europos komisijos pradinis pasiūlymas buvo 10,7 milijardo eurų. Tačiau Europos vadovų taryba 2020 metais nutarė, kad, žinote, užteks ir 1 milijardo ir 1,4 milijardo eurų tam Europos sveikatos programai. Tačiau su tuo nesusitiko nei komisija, nei Europos parlamentas. Ir po didelių debatų pagaliau buvo pasiektas kompromisinis skaičius, kad 2021-2027 metais Europos 5 programoms bus skiriama 5,3 milijardo eurų. Žinoma, reikia pasakyti, kad didžioji dauguma atitenka Europos įveikia vėžį programai, kitos programos proporcingai yra ir mažiau. Bet jeigu mes dabar paskaičiuosime, kiek tai 5,3 numatomi milijardai eurų yra, kokią tai procentinę dalį sudaro nuo visų 27 šalių narių biudžetų, mes pamatysim paradoksalų skaičių, kad dėja tai net nesiekia 1% nuo metinių išlaidų ir metinių lėšų, kurias skiria šalis narės pačios pas save namuose. Taigi, kalbant apie Europos sveikatos sąjungos programinį valdymą, tenka nusišypsoti, kad 5,3 milijardo eurų net nesiekia 1% šalių narių nacionalinių išteklių skiriamų jų viduj sveikatos problemų sprendimui. Kitaip sakant, reikia labai akivaizdžiai pasakyti, štai čia matosi, štai kokia proporcija aplamai ES biudžeto su šalių narių biudžetais ir šalių narių, kaip sakyti, nacionalinių produktų. Kaip matote, tas tamsiai mėlynas langelis yra visas, pavyzdžiui, 2019 metų biudžeto projektas, štai toks yra palyginus su tų metų šalių narių išlaidomis ir šalių narių nacionalinių produktų. Tai kitaip sakant, ES biudžetas yra be galo mažas. Ir dėl to, kalbant apie Europos sveikatos sąjungą, tenka šyptelėti ir pasakyti, kad taip, tai yra 5 programos, tai yra tam tikras programinis valdymas, vienintelis sritis, kurioje ES turi daugiau galimybių, tai
krizių iššūkių, infekcinių iššūkių valdyme, kur dabar pasistumėta į priekį, o visos kitos sritys dėja yra tik tai galimybė siūlyti šalim narėm prisidėti ir įtraukti tą papildomą savo finansavimą į savo nacionalinius sveikatos planus. Kaip žinote, Europos Sąjunga pati susidaro iš tokių trijų, kaip sakyti, dramblių. Tai Europos komisija, kuri atstovauja, kur Lisabono sutartį jai suteikta, kaip sakyti, sutarčių sargo vaidmuo, tai Europos ministrų ir tarybos, ir Europos vadovų, ir vyriausybių vadovų, ir valstybių vadovų tarybos, ir žinoma Europos parlamento. Tačiau galimybės šito institucinio ES institucinės veiklos galimybės apribotos labai aiškiai Lisabonos sutartimi. Ir todėl neatsitiktinai, kada mes kalbame apie tai, kiek kartų posėdžiauja, pavyzdžiui, vyriausybių ministrai Briuselyje, svarstydami savo reikalus, mes galime pamatyti, kad štai per metus ECOFINO ministrai, tai yra ekonomikos ir finansų ministrai, posėdžiauja 12 kartų per metus savo Europos taryboje. Žemės ūkio ir žuvininkystės taip pat. O štai sveikatos ministrai geriausiu atveju 2 kart metuose susitinka aptarti bendrųjų Europos sveikatos problemų. 2 kart metuose. Aš nekalbu apie tai, kad tas vadinamas EPSCO Council arba užimtumo socialinės politikos, vartotojų teisių ir sveikatos taryba, ji turi ir kitus komponentus, tai socialinės ir vartotojų teisių tarybos stinga daugiau, galbūt iš viso kokius 4-5 kartus, bet sveikatos ministrai maksimum 2 kartus. Tai štai kokia asimetrija, kada mes kalbame apie šalių narių norą, pasirengimą ir galimybės kalbėti apie efektyvesnį programų įgyvendinimą savo valstybėse. Ir šiuo atveju Europos sveikatos sąjungos definicija, nekeičiant Lisabono sutarčių, jos įgyvendinimo prasme atrodo dėja šitaip. Ir dėl to neatsitiktinai knygos autorė akivaizdžiai iškelia kriterijus, ką daryti, kad ir kada pasistengti veikti, kad būtų galima matyti, kokiu atveju reikia išplėsti instrumentus, kad Europos sveikatos sąjungos modelis atitiktų tai, ko europiečiai laukia. Ir būtent, kad būtų galima galvoti, kada turėtų įsijungti europiniai mechanizmai. Tarkim, kai šalis narė patiria didelę darbo jėgos krizę, kaip kad buvo pandemijos atveju Italijoje ar kitur, kada visiškai aiškiai reikėjo ieškoti, kaip į pagalbą ateitų kitų šalių medikai. Arba kada bendradarbiavimas ant šalių narių, akivaizdžiai, kad viena šalis negali išspręsti problemų, kaip retų ligų ar diagnostikos ir gydymo klausimų. Ir tuo atveju kelių šalių narių bendradarbiavimas aiškiai gali padėti sukurti ekscelencijos centrus ir panašiai. Arba kai yra akivaizdus rodikliai sergamumo, išvengiamo mirtingumo rodiklių skirtumai, kuriuos reikia spręsti ir reikia mažinti, reikia gelbėti gyvybės. Arba kai yra bendravimo per sienas visiškai aiškios problemos, kur vienai valstybei palei sieną išsidėsčiusios įstaigų tinklas pakankamas, o kitoj ten nėra, ir žmonės tuo tarpu dėl skirtingų socialinių draudimo sistemų ir nebendradarbiavimo negali gauti paslaugų kaimyninės šalies ligoninėje, nors nuo jos gyvena 10 ar 15 kilometrų. Kitaip sakant, tas bendradarbiavimas per sieną. Ir žodžiu, akivaizdu, kad tai leidžia galvoti, kodėl reikia judėti tą kryptim, kad Europos sveikatos sąjungos turinys įgautų realų
ir kriterijais valdomą tikslą. Čia jūs matote viešosios nuomonės opiniją. Ir kaip matot, sveikatos Eurobarometras parodė labai aiškiai, kad sveikatos reikalai europiečiams rūpi ir kad europiečiam ir sveikatos reikalai net išėjo į pirmąją sritį. Ir dėl to pasitikėjimas europinėmis institucijomis auga, ypač kada pandemijos metu vis tik komisijai pavyko ir užpirkti vakcinas ir suvaldyti šitas uždarytas sienas ir aprūpinti kaukėmis, deguonėmis, aparatais ir kitais. Ir akivaizdu, kad žmonės ėmė daugiau pasitikėti bendrais veiksmais sveikatos srityje. Ir neatsitiktinai 2020 metais įvyko Europos ateities konferencija, kurioje sveikatos sektorius ir skaitmeninimo sektorius buvo nagrinėjami ir buvo pateikta daug pasiūlymų, kaip keisti. Buvo išvardinti 49 pasiūlymai toje konferencijoje ir 326 priemonės, kurias Europos Sąjunga turėtų įvykdyti, bet tam reikalingas ir sutarčių keitimas. Ir štai Europos parlamente, apibendrinant konferencijos užduotis, buvo priimtas sprendimas, kad norint judėti iš tikrųjų, kurti stipresnę ir efektyvesnė Europos sveikatos sąjunga, nepakanka dabartinio programinio valdymo ir nepakanka tos vadinamos papildomosios kompetencijos, kuri yra Lisabonos sutarty, ir todėl reikia galvoti apie tam tikros sritys sudalymosi kompetencijom. Ir akivaizdžiai išvados yra aiškios, kad Europos sutartys yra sveikatos atžvilgiu, jos yra praktiškai nebylios. Sveikatos nėra paminėta preambuliai ES sutarties, jos nėra ES sutarties trečiajame bazinėme straipsnėje, kuris nubrėžia jos pagrindinės kompetencijas. Jos nėra ir kaip sakyti, kituose straipsniuose. Kaip žinote, Lisabono sutartis turi dvi dalys. Tai yra ES sutartis ir sutartis dėl ES funkcionavimo. Tai šios dvi sutartys. Ir ta sutartis dėl ES funkcionavimo, ji išplaukia iš bazinės, iš ES sutarties. Deja, sutartį dėl ES funkcionavimo dabartinės instrumentų rinkinys yra tik papildantis ir vis tik tai vyrauja vidaus rinkos, ekonominės monetarinės sąjungos instrumentai prieš visuomenės sveikatos instrumentus. Ir akivaizdu, kad tas paneuropinis bendradarbiavimas galėtų duoti žymiai didesnį efektą, sprendžiant mano minėtas darbo jėgos trūkumo, retų ligų gydymo, komplikuotų vėžių gydymo, medikamentų įperkamumo, medikamentų kainų, apsirūpinimo medikamentais, specialistų rengimo, apsirūpinimo kitais dalykais neabejotinai. Bet tam reikia, kad atsirastų sutartyse dalymosi kompetencijos. Ir todėl mūsų knygoje nagrinėjami 3 scenarijai, scenarijus A, B ir C. A scenarijus tai judant toliau pagal pasiūlytą programinį valdymą, kaip nekeičiant kompetencijų, pasiliekant tokiai pačioj koordinavimo, papildomų principų, skatinimo lygyje. Tai galima išnaudoti visus instrumentus, bet efektyvus ES funkcionavimas užims 10 metų. Gali būti scenarijus B, kada galima sustiprinti per antrinę teisę, nekeičiant sutarčių, tai išplečiant Europos semestro svorį, išplečiant, kaip sakyti, rekomendacijų skaičių, atsižvelgiant į Europos sveikatos, šalių narių sveikatos rodiklius ir taip toliau. Bet vis tik tai scenarijus C,
kai reikalinga sutarčių papildymas dėl dalymosi kompetencijų, ko gero būtų vienas iš efektyviausių kelių. Ir tuomet, aišku, būtų galima pasiūlyti preambulėje įvesti žodį health arba sveikata, taip pat trečiam straipsnėje ES sutarties įvesti sveikatos dimensiją. Ir neabejotinai sutartyje dėl ES funkcionavimo ją papildyti tiek 168 straipsnį, tiek antrą šios sutarties straipsnį papildyti dalymosi kompetencijomis. Ir čia jūs matote raudonai, kur reikėtų įvesti preambulį žodžius, trečiajame straipsnėje ir neabejotinai dalymosi kompetencijose. Bet aš nesustosiu, nes laikas labai bėga. Ir pereinam prie farmacinių dalykų. Čia aš nenoriu apsistoti ties vakcinavimo, ties pandemija, ties kitais dalykais, nenoriu apsistoti apie šiandien naudojamą tą instrumentą State of Health in the EU, kuris apžvelgia kiekvienos šalies narės bent jau Eurostate randamus rodiklius ir pagal tai rašomos Europos semestro rekomendacijos. Ir vis tik tai apsistosime prie jums labai svarbaus klausimo, tai naujos farmacinės strategijos Europai, kuri pasiūlyta 2020 metais. Kaip matote, jinai paremta iš esmės tokiais esminiais keturiais tikslais. Visų pirma, pirmasis tikslas yra užtikrinti, kad pacientai būtų aprūpinti reikiamais medikamentais, kad iš tiesų būtų šalinamas medikamentų trūkumas ir ypač antibiotikų srity ir retų ligų gydymo srity. Nes ten dažniausiai yra didžiuliai šiandien trūkumai. Taip pat antras tikslas yra didinti farmacinės sektoriaus ir farmacinės industrijos konkurencingumą, inovatyvumą ir tvarumą, reiškia užtikrinant aukštą kokybę, saugumą ir taip pat siūlant farmaciniam sektoriui tapti žalesniu ir naudoti žiedinės ekonomikos ir sektoriaus žalinimo mechanizmus, taip pat ir skaitmeninį mechanizmą. Trečia sritis tai išties sustiprinti pasirengimo krizėms ir atsakų krizėms mechanizmus, užtikrinant vėlgi pakankamą tiekimą vakcinų banko, pakankamą medicinos saugos priemonių sankaupą, kad reikalui esant nebūtų didelio trūkumo, nes čia jau pasimokyta iš pandemijos. Ir ketvirtas yra išties stiprinant ES strateginę industrinę autonomiją, farmacijos sektoriaus industrinė autonomija yra ypatingas tikslas, nes dabar labai daug kartų mūsų farmacinės industrijos yra priklausomas nuo trečiųjų šalių, kur gaminamas, kaip sakyti, veikliosios medžiagos, o po to sutrinka, po to jos įjungiamas jau į medikamentų sudėtis, tačiau jeigu kartais sutrinka ten gamyba ar dar kas nors, tai tuomet sutrinka ir visa tiekimo grandinė ir ES industrijos dėl to patiria didžiulių problemų. Ir neabejotinai tuomet tikslas yra, kad ES iškeldama savo gerosios medicinos praktikos reguliavimus taptų dar stipresnių globalių žaidėjų, jeigu sustiprintų savo farmacinio sektorius, turiu minti ir medikamentus, ir medicinos prietaisus ir taip toliau, ir savo klinikinių tyrimų pajėgumus, ir savo, kaip sakyti, kapitalo rinkas, kad užtikrintų ir lyderinę rolę pasaulyje, šiuo atveju Jungtinėse tautose, Pasaulio sveikatos organizacijoje ir tarp ir derybose su kitais didžiaisiais žaidėjais, kaip Indijos, Kinijos, JAV ir Brazilijos ir panašiai. Ir aišku, kad farmacijos strategija pasiūlė keisti ir direktyvas. Visų pirma, direktyva susijusi su retų lygų gydymo ir apsirūpinimo tais vadinamais našlaitėliniais vaistais direktyva.
taip pat pasiūlė sustiprinti farmacinį reguliavimą, kad padidinti fleksibilumą, adaptyvumą ir naujus biznio modelius Europos Sąjungai. Taip pat, kad tai būtų stiprus farmacinė politika taptų stipriau stimulų stiprinant ES farmacinės industrijos vidaus rinką. Ir neabejotinai, kad būtų, kaip sakyti, įjungti inovatyvus ir skaitmeninimo ir dirbtinio intelekto instrumentai tiek farmacinių vaistų arba personalizuoto gydymo kūrime, tiek naujų medicininių prietaisų ir medicinės diagnostikos aparatūros kūrime. Kaip žinote, šiandien šitą Europos farmacinę strategiją apima tos 4 piliorius, tai moksliniai tyrimai, inovacijos, tai autorizavimas, sveikatos technologijų tyrimas, tai yra palengvinta prieiga galutinius produktus pateikti rinkoms, tai yra tvarios tiekimo grandinių, tvaraus užtikrinimo ir Europos strateginės autonomijos stiprinimo ir suprantama pristatymo pacientams. Tokie yra 4 pilioriai tos farmacinės strategijos. Jūs čia matote, šitoj skaidrėje matote, kiek yra skiriama milijardų eurų, kaip sakyti, investicijom, kiek dirba sveikatos farmaciniam sektoriuje darbo vietų, koks yra prekybos balansas, kiek yra autorizuojama kiekvienais metais naujų medikamentų. Matot, kad daugiau nei 60 naujų medikamentų autorizuojama kasmet ES lygių. Ir žinoma, neabejotinai, kaip sakyti, atkreipiama dėmesys, kur yra pagrindiniai trūkumai. Iš tiesų, po COVID akivaizdžiai, kaip sakyti, išaugo problemos, ką daryti su vakcinacija, ką daryti su infekcinių ligų valdymu, kaip sustiprinti vakcinų gamybą, užtikrinimą ir kaip padidinti vakcinavimo aprėptis. Taip pat, kaip sakyti, kaip padaryti, kad biudžetai skiriami farmacijos priemonių ir medikamentų įsigijimui būtų valdomi. Taip pat, kad būtų užtikrintas prieinamumas medikamentų ir, žinoma, ypatingai jautrios sritys, tai antibiotikai ir retųjų ligų gydymas. Na ir čia istorija yra, kad ES prasidėjo nuo farmacijos ir biotechnologijų inovacijų reguliavimo, taip gimė EMA, aš čia neapsistosiu. Ir šiandien EMA jau yra sustiprinusi savo kompetencijas, tiek didesnį mandatą turi tiek preklinikinių ir efektyvumo ir patvirtinimo stadijose, tiek ir toliau kaupiant duomenis po medikamentų patekimo į rinką. Ir aišku, kad vaistams taikomi ir tie standartiniai reikalavimai, kurie yra Pasaulio sveikatos organizacijos nustatyti, tai saugumo, efektyvumo, kokybės, tai yra gamybos, tai yra sandėliavimo, skirstymo ir aprūpinimo. Ypatingai didelė problema su negaliais, su nelegalių vaistų patekimu į rinką ir jų nelegalių vaistų užkardimu. Neabejotinai problemos susijusios su sveikatos gydytojų ir pacientų informavimo problemomis ir taip toliau, aš čia neapsistosiu. Medicinos prietaisams taip pat. Šiandien galime didžiuotis, kad jau sveikatos technologijų tyrimo, kaip sakė, reglamentas yra priimtas, jis nuo 2025 metų turėtų pradėti būti taikomas. Ir suprantama, kad mes tikimės tam tikro proveržio technologinio ir efektyvesnio ir greitesnio kelio įveikiant gana didžiulius biurokratinius sunkumus. Šiandien iš tiesų egzistuoja 27 skirtingos šalių narių farmacinės rinkos.
Ir tai yra milžiniškas iššūkis. Čia jūs ir pateikėte vienus iš klausimų apie tai, bet aš pabaigoje atsakysiu. Ir dabar kalbant apie pačius farmacininkus, kokia yra iš tiesų na, kryptis, kaip sustiprinti farmacininkų svorį Europos sveikatos sąjungoje ir kaip padaryti, kad farmacininkai turėtų iš tiesų žymiai daugiau būti įsijungę į komandinį darbą tarp pirminės priežiūros grandies, antrinės priežiūros grandies, kad jie galėtų teikti, kaip sakyti, klinikinės farmakologijos paslaugas, galėtų dalyvauti su pirminės sveikatos grandies ir antrinės sveikatos grandies specialistais aptarimuose, kokie medikamentai, koks efektyvumas, koks dozavimas reikalingas, kaip reikėtų padidinti vaistų efektyvumą, kaip užkirsti kelią vaistų nesuderinamumui ir taip toliau, patarti gydytojams apie tinkamesnį klinikinį farmakologinį medikamentų parinkimą. Ir neabejotinai farmacininkai turėtų žymiai būti daugiau įtraukti į mokslinius tyrimus ir į mokslinius klinikinius farmakologinius tyrimus. Kaip jūs žinote, šiaip farmacininkai, kaip sakyti, grupuojami į tuos, kurie dirba tiesiog vaistinėse, tai yra bendruomenių farmacininkai, kurie teikia konsultacijas, kurie gali iš tiesų konsultacijas teikti ligoninėms, poliklinikoms, asociacijoms. Taip pat yra labai svarbi grandis, tai ligoninių farmacininkai, kurie turėtų žymiai didesnį svorį turėti dirbant, kaip sakyti, komandinėme darbe. Na ir neabejotinai industrijų farmacininkai, kurie dalyvauja industrinių korporacijų farmakologiniuose tyrimuose ir naujų medicininių produktų išvystyme. Akivaizdu, kad šiandien plinta filosofija, kad nebegali būti jau to, kad vienas šeimos gydytojas dirba tik pats savo, specialistas tik pats savo, farmacininkas tik pats savo, kad iš tiesų kyla į areną labai aiškus, tai vadinamas, į pacientą orientuotų komandų formavimas. Ir aišku, čia daug dedama pastangų, kaip padaryti tos klasterius, į kuriuose galėtų būti įtraukti farmacininkai. Štai yra patarimai apie tai, kad jeigu mes kalbame apie pirminę sveikatos priežiūrą, kad jinai būtų universali ir pasiekiama, kad joje būtų geografinė dimensija, kad joje būtų numatytas, kaip sakyti, savalaikis ir prieinamas pirminės sveikatos priežiūros servisas, tai akivaizdu, kad ji turi būti integruota. Ir todėl integracijoje farmacininkai turi būti jau įsijungę į pirminės sveikatos priežiūros grandį. Ir ne tik pirminiai, bet ir psichikos sveikatos centruose, ir netgi ilgalaikio slaugos ir palaikomo gydymo centruose, kur labai reikalingas farmacininkų, kaip sakyti, dalyvavimas. Neabejotinai personalizuotoj medicinoje be farmacininkų užtikrinti personalizuotą gydymą bus tikrai neįmanoma. Ir neatsitiktinai pasaulinė tarptautinė farmacininkų asociacija net 23 metais Brisbane suformavo, kaip sakyti, pagrindinius tokius tikslus apie tai, kokia turėtų būti tvari sveikatos sistema, ir akivaizdu, kad be farmacininkų dalyvavimo toje tvarioje visų lygių sveikatos sistemų erdvėje negalima nieko kalbėti, nes technologijos
vis sudėtingesni gydymai, individualios gydymo eiga neabejotinai reikalauja, kad farmacininkų darbo jėgos korpusas ir farmacinė praktika būtų įjungti į tvarios sveikatos apsaugos modelius. Ir neabejotinai, kad šitai yra raktinis, kaip sakyti, principas, apie kurį turime kalbėti jau šiandien. Nes šiandien egzistuojantis pirminės sveikatos modeliai, antrinės sveikatos modeliai, be farmacinės grandies integravimo, be modeliavimo, kaip padaryti, kad į komandinę veiklą būtų įjungti, yra iš tiesų sunkiai sprendžiami. Todėl ir naujos technologijos ir galimybės, skaitmeninės technologijos turi apjungti, kaip sakyti, tas galimybės, kad farmacininkas iš tiesų išnaudotų savo visus klinikinius farmakologijos pajėgumus, savo žinias, savo inovatyvius pajėgumus, bendradarbiaujant tiesiogiai su visų gydymo sektoriumi. Necituosiu daktaro Kliugės, kuris pasakė, kad tai turėtų būti integruotas farmacinė priežiūra į pirminę sveikatos priežiūrą ir universalią sveikatos prieigą. Ir tuo pačiu noriu padėkoti, nes laikas senka, o aš turiu dar atsakyti į jūsų 3 klausimus. Pirmas, kokia yra jūsų nuomonė apie galimybę harmonizuoti sveikatos apsaugos farmacijos sistemas visoje Europos Sąjungoje? Kokios yra Europos Sąjungos vizijos dėl sveikatos apsaugos ateityje? Atsakau, norint iš tiesų harmonizuoti 27 skirtingas sveikatos apsaugos sistemas ir tuo pačiu ir farmacijos sistemas, būtina iš tiesų peržiūrėti Lisabonos sutartį ir Europos Sąjungos funkcionavimo sutartį ir įvesti tam tikras dalymosi kompetencijas, kurios apimtų ypač tas sritis, kuriuose pati viena šalis įveikti situacijos negali. Retų lygų, retų vaistų gydyme visiškai akivaizdu, kad reikalinga masto ekonomija. Norint masto ekonomiją daryti, reikia organizuoti bendruosius pirkimus. Norint daryti bendruosius pirkimus, reikia įveikti Lisabonos sutarties teisinį limitą. O priešingu atveju, einant programinių valdymų, žingsnis po žingsnio, tai įgyvendinant farmacinę strategiją, būtų galima irgi tikėtis tam tikro didesnio bendradarbiavimo. Galbūt naujų sveikatos technologijų tyrimo reglamentas, galbūt jis irgi truputį paskatins šitą integraciją sveikatos sistemų ir farmacinių sistemų. Kokia jūsų nuomonė apie skaitmeninės revoliucijos dirbtinio intelekto vaidmenį formuojant Europos sveikatos sistemos peizažą ir kaip šie veiksniai gali būti integruoti? Aš jau minėjau, parodydamas šitą debesį, parodydamas Europos sveikatos skaitmeninės erdvės sukūrimą, parodydamas galimybės formuoti didžiasias duomenų bazes. Jeigu mes gal kalbame apie personalizuotą gydymą, jeigu mes kalbame apie, kaip sakyti, duomenų apibendrinimą, kuris reikalingas genominių ir kitų lygių, neįmanoma judėti į priekį be skaitmeninių technologijų ir be dirbtinio intelekto pagalbos, nes tai yra visiškai akivaizdu. Nei viena šalis pati, nei Vokietija su 95 milijonais gyventojų, nei Prancūzija atskirai negali turėti tokios duomenų bazės, kokią duomenų bazę personalizuotam gydymui gali turėti Kinija. Pavyzdžiui, Kinija gali sukaupti milijardo duombazę, o tuo tarpu visa Europos Sąjunga, jeigu nesusivienys, tai bus labai sunku konkuruoti šitose pažangiuose srityse, nes mes iš viso turime 450 milijonų gyventojų, o tuo tarpu visos 27 sveikatos sistemos funkcionuoja atskirai ir integruotos duomenų bazės neturim iki šiol. Todėl čia būtina judėti tą kryptim. Taip galime prisidėti prie Europos sveikatos sistemos sąjungos kūrimo ir atsižvelgti į Lietuvos unikalumą ir sveikatos sistemos ypatumus. Ar Lietuva turi gerų ir išskirtinių pavyzdžių sveikatos sistemos, kurias galėtų dalinti su kitom valstybėm? Gal net pavyzdžių iš farmacijos srities.
Konkrečiai iš farmacijos srities aš nesidomėjau, pavyzdžių negalėčiau pateikti, bet galiu pateikti, kad Lietuva tikrai pasirodė labai puikiai steigiant Europos retų ligų centrus. Turime net 18 Europos retų ligų klinikinių centrų, kurie įsijungė į Europos retų ligų tinklą. Ir 12 iš jų yra Vilniuje ir 6 yra Kaune. Ir tai yra ištisai tikrai yra didelis pavyzdys, kaip galima būtų judėti tas integruotos medicinos. Žinoma, čia viskas yra remiasi savanorišką bendradarbiavimą. Ir šitie Europos referenciniai centrai kol kas yra tik tai pradiniai stadijai ir remiasi tam tikrų nestabilių programinių finansavimų. Kas kita, jeigu, tarkim, atsirastų dalyjimasi kompetencija ir būtų stabilus finansavimas europinis biudžeto, būtų, tarkim, stabili Europos papildoma sveikatos draudimo kortelė retoms ligoms ir būtų nustatytas apmokėjimas, būtų nustatytas, kaip sakyti, standartai, kurie galiotų visiems europiniams referenciniams centrams ir šita paneuropinė struktūra padėtų žymiai aktyviau klinikiniams tyrimams, farmaciniams tyrimams ir farmaciniams inovacijoms. Taip kad aš matau čia didelį proveržį. Ir klausimas susijęs su farmacinės bendruomenės kaip specialistų įtraukimu į komandą. Aš jau minėjau, kad būtent toks tik ir yra kelias ir aš linkėčiau, kad Lietuvos vaistininkai būtų įtraukiami į sveikatos priežiūros specialistų komandas. Aš pats esu didelis advokatas tokių dalykų ir manau, kad reiktų diskutuoti su Lietuvos, Vilniaus ir Kauno universitetais apie tai, kaip turėtų būti rengiami klinikiniai vaistininkai, nes, kaip matote, pasaulinė praktika ir pasauliniai priimti sprendimai ir pasauliniai patarimai ir rekomendacijos kaip tik siūlo judėti tą kryptimį. Kadangi atsakiau į raštu pateiktus klausimus, suprantu, kad gyvai bendraujant klausimų būtų žymiai daugiau. Suprantu, kad peržvalga Europos sveikatos sąjungos galimų scenarijų yra per akademinę valandą yra pakankamai trumpa. Tikiu, kad jūs gal susidomėsite šią knygą ir ją perskaitysite. Šią knygą galima rasti Europos sveikatos ir tausojančio vystymo instituto tinklapyje, taip pat Europos progresyviųjų studijų centro tinklapyje. Ir žinoma, tuomet dėkoju už dėmesį ir linkiu jums gražių ateinančių švenčių.